Na kągi, atėjo laikas pagaminti ką nors saldaus, ką nors skanaus. Na, ateina obuolių metas ir tai reiškia, kad galima gaminti įvairius skaniausius dalykėlius iš obuolių. Šioj knygoje, Bigrinek Biblijoje, radau vieną labai puikų receptą. Tai yra štrudelis. Štrudelis, bet pagamintas kiek kitaip. Tikrasis austriškas štrudelis yra, tiesiog tirpstantis burnoje, gardus pyragas, kuris nėra nei per saldus, nei per rūgštus. Žodžiu, tiesiog wow. Taigi, kažką panašaus pamėginsiu padaryti ir aš, tačiau naudosiu filo tešlą. Kol jinai yra neišpakuota, jinai išlieka nesausa, šviežia ir galima panaudoti bet kada. Taigi patogu naudoti, patogu transportuoti ir ypatingai trašku bei skanu. Bet reikėtų, žinoma, pradėti nuo įdaro. Koks obuolių štrudelis be obuolių? Labai rekomenduoju rinktis tokius žalius, kuo kietesnius obuolius. Yra toksai labai geras metodas nuspręsti, ar obuolys yra tikrai tinkamas kepimui. Reikėtų paimti į delną, paimti visą delną ir su nykščiu pabandyti jį įspausti. Jeigu su nykščiu niekaip neišeina jo įspausti, obuolys pakankamai kietas ir bus tinkamas būtent kepimui. Obuolių pyragui, ar štrudeliui, ar kažkokiam kitam kepiniui. Pasiimu 2, gal 3 obuolius, juos nuvalau. Prieš darydamas įdarą, obuoliukus dar pakepsiu grilyje, kad suteikti dar tokio geresnio, intensyvesnio obuolių skonio. Prieš dėdamas obuolius į griliuką, kad jie skaniau paskrustų, vos pašlakstau tyro alyvuogių aliejum. Tikrai nedaug, tiesiog kad susidarytų labai plonas toksai kaip kevaliukas aliejuko, kuris geriau apskrus. Ir mažas žiupsnelis druskos. Obuoliukai pasiruošia keliauti į grilį. O kad būtų toks visiškai maksimaliai obuolinis štrudelis, aš kepdamas obuolius dar jos truputėlį parūkysiu obels skiedrose. Taigi obuoliukas keps visai nedaug, po 2-3 minutės iš kiekvienos pusės. Taigi skiedrų yra visai nedaug, tiesioginė kaitra, 200 laipsnių, šiek tiek daugiau, tik tais tam, kad vos apkeptų. Obuoliukai turi truputėlį pravėsti, 1-2 minutės. Per tą laiką susismulkinsiu riešutėlius. Šiandien aš naudosiu karijų riešutus. Pekano riešutus dar kai kas tai vadina. Obuolys ir karijų riešutas yra labai geras tandemas. Štrudelis bus visai kito skonio. Kopokite, kad nebūtų visi vienodi. Tiesiog gali būti stambesnis, gali būti mažesnis ir čia turiu maždaug 150 gramų šių riešutų. Taigi, obuoliukai šiek tiek pravėso, galiu juos pradėti pjaustyti. Obuolius pjaustam labai paprastai. Tiesiog plonom skiltelėm. Manau, kad 2,5 obuolio tikrai pakaks. Ir kiti ingredientai. Turiu maždaug gerą saują razinų, jeigu būtų tiksliam 60 gramų. Ir prieš dėdamas jas išmirkau. Išmirkau vandenį, kad tiesiog būtų truputėlį minkštesnės. Vėliau štai taip nupilu. Privalumas gaminant gamtoje, kad gali tiesiog taip paimti ir išpilti vandenuką. Ir nuo to niekam nebus blogiau. Taip pat cukrus. 160 gramų cukraus. Aš naudoju taip vadinamą muskovado cukrų. Jisai yra grynas, nerafinuotas cukrus. Tai yra cukranendrių cukrus, iš kurio yra neišvalyta molasa. Ta molasa yra tokia kaip cukraus karamelė, pavadinkim, toks duodanti lipnumą šiam cukrui. Taigi aš jį mėgstu naudoti dėl to papildomo tokio karamelinio poskonio. Tuomet keletą žiupsnelių riešutų, irgi kokių 60-70 gramų. Džiūvėsėlius naudoju tam, kad kepimo metu vis tiek obuoliai išskirs sultis. Panko džiūvėsėliai atlieka būtent tą funkciją, kad sugeria tas sultis ir lieka viskas įdare. Įdėsiu šiek tiek prieskonių. Cinamono. Cinamono tikrai labai nedaug, kad vos jaustųsi. Vėlgi, obuolys ir cinamonas tikrai yra
puikūs draugai. Ir šiek tiek muskato riešuto. Reikėtų tiesiog imti riešutuką ir truputėlį tarkuoti. Muskato riešutą visuomet pirkite tokį cielą riešutuką ir patys tarkuokite. Ir šiek tiek citrusų. Aš naudosiu pamaišytai truputėlį citrinos bei truputėlį apelsino. Naudosiu šiek tiek žievelės ir šiek tiek sulčių. Na, sulčių užteks maždaug po 1-2 šaukštus tiek citrinos, tiek apelsino, o žievelės reikėtų nepadauginti, nes žievelė yra intensyviausia citrusinio vaisiaus dalis ir jokių būdų nesinorėtų, kad jinai užgoštų šio pyrago žvaigždę, tai yra obuolį. Jeigu jūs galėtumėte užuosti šitą aromatą, jį norisi iš karto imti ir valgyti. Tiesą pasakius, tą galima būtų ir padaryti. Užsidėti ant kokio nors kepto skrebučio ir valgyti labai gardžiai. Na, bet mes kepamštrudelį. Kaip ir minėjau, naudosiu filo tešlą. Iki paskutinės akimirkos jos jokių būdų neišpakuokit. Ir reikės, kokių 8 lapų. Dabar parodysiu tokį, ganėtinai patogų metodą. Jeigu nėra per daug vietos, kur galima būtų dėliotis šios filo lakštus, taigi aš juos sutepinėsiu kaip knygą. Taigi, daroma taip. Atverčiu vieną lapą, su teptuku patepu lydytų sviestu, pabarstau šiek tiek džiūvėsėlių. Vėlgi, džiūvėsėliai duos ir traškų efektą, ir sugers perteklinį skystį. O dėl skonio pabarstau šiek tiek riešutukų. Ir verčiu šitą lapą ir tą patį darau su sekančiu. Ir taip kartoju vieną po kito, kol lieka paskutinis ir tą patį pakartoju iš kitos pusės. Taigi knygelė paruošta. Kurgi tas įdaras? Štai įdaras. Ir dabar tiesiog į vieną pusę, reikėtų pasistengti į vieną pusę, sudėti obuoliukus. Štai taip. Taigi pirmiausia, užlenkiu štai šitą kraštą. Tuomet reikėtų užlenkti štai čia. Ir atsargiai užvynioti. Štai taip. Op, op, op. Štai koks gavosi gražus obuolių vyniotinis. Taigi, taip paruoštą štrudeliuką. Dar šiek tiek patepu likusių sviestų. Dėsiu ant picos akmens arba, sakykime, ant deflektoriaus pusės, ką jūs turite. Ir kepsiu iki 180 laipsnių kaitintame grilyje, netiesioginėje kaitroje, maždaug 25-30 minučių, kol pyragas gražiai apkeps. Atrodo tiesiog fantastiškai. Tačiau, kaip ir su dauguma pyragų, vos iškepus, dėja jų prapjauti negalima. Reikėtų palikti pastovėti mažiausiai pusvalanduką, kad šiek tiek pravėstų, kad viskas susigulėtų ir tada pjauti ir ragauti. Na, tradiciškai austriškas štrudelis valgomas su tokiu vaniliniu kremu. Na, jis toksai plikytas, pusiau plikytas kremas, tačiau su ledais vasarą štai toks obuolių pyragas bus tiesiog nuostabus.